Sveiki, čia Čezarės ateljė. Taigi sveikinu su naujaisiais 2026 metais, linkiu perskaityti kuo daugiau knygų, nes aš lapkritį ir gruodį perskaičiau tik 4, nes nusipirkau naują kompiuterį, jeigu minėjau, neatsimenu. Tai į kompiuterinių žaidimus įlindau, su tokia draugė mes žaidžiam žaidimus kiekvieną vakarą. Tai, nuo šių metų tikiuosi vėl skaitysiu ir tikiuosi, kad žaisiu truputėlį saikingiau ir daugiau skaitysiu, nes gruodį visiškai nieko neskaičiau. Vieną knygą tik pabaigiau, užbaigti jau kur buvo. Taigi tas 4 dabar aptarti, 2 angliškos ir 2 lietuviškos. Tai būtent Greenwich's Grimoire. Tai šitoje knygoje yra pasakojama, kaip pasidaryti savo grimoire. Arba šešėlių knygą, Book of Shadows, nesvarbu kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Taigi, man knyga tikrai patiko, nors gal ten kažko naujo nieko ir nesužinojau, bet, iliustracijų gal ir nėra, bet yra puslapiai spalvoti tokie. Ir būtent kaip pasidaryti netgi savo knygą from scratch. Tai tiesiog kaip popierių netgi pasidaryti, mokamą rašalą iš kur gauti. Galima ir segtuvus naudoti tam, aš būtent ir segtuvus naudoju ir dabar neturėsiu čia parodyti taip greitai. Ir tiesiog užrašų knygutės, kurias dekoruoju, ten išsiuvinėju, paveikslėlių užklijuoju. Tai šita knyga yra ir ne vien tik kaip tą grimoire daryti, bet ir ekologiškai pakalbama būtent, kad ir apie ekologiją, ir apie įvairiausius dalykus, netgi ir dabar pamiršau. Tai būtent, kad suportinti vietinės parduotuves ir netgi kaip elektroninę tą knygą pasidaryti galima, jeigu tiesiog negali ar tiesiog nekalbi kitiem apie tai, kad esi ragana raganius, tai tiesiog elektroninį pasidaryti, kad pasislėpti nuo kitų. Vienu žodžiu, apie grimoire gamybą. Kita angliška knyga Cat Magic. Kai kurių dalykų nežinojau, kai kuriuos jau žinojau, tai būtent keletą kačių dievybių sužinojau. Tai būtent apie kates iš magiškos pusės. Yra nemažai burtų. O paveikslėlių tai tikrai yra gražių, kačiukų visokių. Kokį dar čia parodyti paveikslėlį. Katinas, kaip skrenda su šikšnosparniais. Tai būtent kaip katės gydo, būtent ką reiškia kailiukų spalvos. Truputėlį yra netgi ir kristalai, ką reiškia gale knygos, čia. Patiko man šita knyga labai, kaip gali nepatikti, kai turiu 2 kates ir jos mano familiarai, tai nežinau, kodėl nemažai žmonių Gudryce šitą knygą blogai vertino. Man jinai patiko, sužinojau, tikrai yra informacijos tos nemažai, nors knygutė tokia plona. Neva ten kalba, kad autorė kažkokia rasistė ar dar kažkas, bet Hario Poterio rašytoja Rowling irgi transfobija yra, daug kas liepia ją boikotuoti, bet parsisiunčiau, kai buvo nemokamai Hogwarts Legacy žaidimas ir žaidžiu. Tai rašytoją galima ignoruoti, bet jeigu knyga gera, kodėl jos neperskaičius. Dabar lietuviškas Mėnulio raganos almanachas būtent šiems metams. Spalvota nėra, bet paveikslėlių vis dėlto yra. Yra kiekvieno mėnesio kalendorius.
aprašyta, apie pilnatį galima apsirašyti, yra šiek tiek informacijos tokios minimalios, burtų tokių minimalių, palikta vietos užrašams. Tai, na, tokios minimalios basic informacijos. Patiko man ta knyga, tikrai nesigailiu, kad nenusipirkau, bet ar aš ją rašysiu, labai abejoju, tiesiog man gaila petskoti, taip sakant, tokias gražias knygas. Šiaip tikėjaus, kad viršelis bus koksai medžiaginis, kaip ten žiūrėjau nuotraukas, bet, na, gražus tas viršelis ir taip. Tai, na, tikrai, kadangi tai pirmasis almanachas Lietuvoje skirtas raganoms, tai tikrai rekomenduoju įsigyti, kas tiki tais dalykais ir yra raganos raganiai. Aišku, kažkuo nesužinosite čia naujo, viskas tas jau žinoma. Yra dar gale terminų žodynėlis. Magijos terminų žodynėlis. Tai gan tiksliai išversta į lietuvių kalbą, nes daug tų žodžių tiesiog, na, kartais neišeina išversti lietuvių kalbą, bet čia pagrindiniai žodžiai sąvokos išversta yra. Na ir paskutinė metų knyga, kurią perskaičiau pernai, tai apie Barbę. Kadangi jau esu kalbėjęs kitose video, kad esu Barbių kolekcionierius, tai labai patiko man šita knyga, nors aš ją mėnesį laiko skaičiau, na, kadangi, sakiau, žaidžiau kompiuterinius žaidimus. Tai būtent istorija, kai kurie veikėjai ten išgalvoti, bet dauguma tikri, romano pavidalu parašyta, čia ne autobiografija. Tai būtent kaip buvo sukurta Barbė. Tai tikrai knyga nėra tokia saldi rožinė kaip viršelis. Knyga iš tikrųjų yra su tamsiais dalykais, būtent nemažai ligų minima, tokių kaip bipolinis sutrikimas, anoreksija, alkoholizmas, priklausomybės nuo narkotikų. Tai va, tikrai visiems, kad ir jie kolekcionuoja, ar šiaip myli Barbės, ar vaikystėje žaidė ir turi nostalgiją, rekomenduoju būtinai perskaityti. Aišku, knyga neplona, bet skaitosi labai lengvai. Tad va tiek per lapkritį gruodį tik perskaičiau. Na, pasistengsiu gal dabar daugiau perskaityti, kaip jau gausis. Tai va, na ir tegu prasideda tie nauji metai, naujos knygos, nes jau naujų išleis daug. Dabar šiandien pradėjau skaityti šitą Tarnaitė stebi iš bibliotekos. Tai jau intriguoja, taip jau įtraukia skaityti. Tai žiūrėsiu, norėčiau aišku greit perskaityti, nes vis dėlto eilė bibliotekoje yra prie tos knygos, tai aš čia jau vienas iš pirmųjų skaitytojų gavau. Tai va, na ir tiek tada, o ką čia daugiau be pasakysi, kad jau prasidėjo tie nauji metai, tai viso.